Problemos išlieka tas pačios. Vadovėlių vis tiek trūks, ypač vyresnių klasių moksleiviams. Ir turėsime iš esmės antrą iš eilės kartą moksleivių, kurie dirbs be vadovėlių. Dar tuos sprendimus tebetiria prokuratūra ir mano žiniom yra net pratęsusi terminą šitiem visiems dalykam. Centrinė problema visada yra tas apibrėžtumas švietimo sistemoje. Ir tas neapibrėžtumas ir kelia daug streso. Turim tiek pasitikėti mokytojų, kad jam atiduot visą lydėjimą per procesą, vedimą, rezultatą, ką dabar iš esmės daugybė mokytojų ir daro. Meilė Lukšienė yra sakiusi, kad iš esmės mokykla yra visuomenės ląstelė. Kokia mokykla, tokia ir visuomenė. Sureikšminkim – Liberalų sąjūdžio tinklalaidė, kurioje atskiriame faktus nuo politinio triukšmo. Pokalbiai su politikais ir savo reikalo žinovais. Aktualiai, racionaliai, liberaliai. Sveiki įsijungusieji Liberalų sąjūdžio tinklalaidę. Sėskim, pakalbėkim ir sureikšminkim vėl naujajame sezone. Ir šį kartą pasitiksime mokslo ir žinių sezoną, kalbėdami su dviem maloniais pašnekovais. Pauliumi Sungaila, mūsų svečių biologijos mokytojų, ir Seimo nariu, Seimo švietimo ir mokslo komiteto nariu, liberalus Simonu Kairiu. Sveiki. Sveiki. Labas. Norėtųsi, patys nebeiname į mokyklą, tamsta einate į mokyklą kaip mokytojas, biologijos mokytojas, bet mes su Simonu jau seniai nebeiname, bet visą laiką rugsėjo 1 norisi pasitikti su tokia džiaugsminga nata, bet kažkaip vis tiek šalia jaučiasi rūpestis. Su kokia nuotaika jums? Ar šalia rūpesčių įmanoma įžvelgti ir džiaugsmo pasitinkant mokslo ir žinių šventę? Džiaugsmą įžvelgti įmanoma, nes startuoja praktiškai 3 metai, kai yra atnaujintos ugdymo programos. Mokytojai gyvena daug metų dabar, pastarosius 2 metus tiksliau kalbant, nežinioje, kaip reikės ruošti moksleivius egzaminams, kokių vadovėlių reikės naudotis ruošiantis pamokoms. Tai vadovėlių situacija iš esmės gerėja, bet labai lėtai. Turėjom pagaliau pirmą tą kartą arba ciklą egzaminų iš skaidyto modelio. Tai džiugi žinia turbūt ta, kad atsiranda šiek tiek daugiau aiškumo tame turbūt, kaip tas ugdymo turinys atnaujintas turi būti įgyvendinamas, bet problemos išlieka tas pačios. Vadovėlių vis tiek trūks, ypač vyresnių klasių moksleiviams. Ir turėsime iš esmės antrą iš eilės kartą moksleivių, kurie dirbs be vadovėlių. Tai 11-12 klasės moksleiviai vėl dirbs be vadovėlių. Ir tokio turbūt neapibrėžtumo vis tiek labai daug mokytojų galvose ir moksleivių galvose, kaip bus su kitų metų sesija. Bet čia kalbant apie būtent tą pridėtą taškų skaičių šiais metais, nes tai kelia daug tokio neapibrėžtumo, o kaip bus kitais metais. Ar egzaminai bus lengvesni ar sunkesni? Ar pridės 5 ar 10 taškų? Patį pacituosiu, būtent čia dar ta yra vasaros pradžios aktualija, kurią iki šiol atsiminame, Pauliau, paties kaip švietimo apžvalgininko citata. Tikroji problema nėra 10 pridėtų taškų, tikroji problema egzaminų neprognozuojamumas, programų interpretavimo chaosas, vertinimo nelankstumas ir nulinė atsakomybė. Ir žinoma, didaktika. Seimo nariui bus ką veikti ir ateinantį sezoną taip išeina, sprendžiant rūpesčius. Tai pirmiausia, matyt, klausimą reikia atskirti į 2 dalis. Viena vertus kažkaip tebūnėtos politinės diskusijos ar diskusijos dėl sprendimų priėmimo paliktos būtent tiem, kas jos ir priiminėja ir tegu būna tai toks dialogas arba karšta diskusija tarp švietimo politikos formuotojų, įgyvendintojų ir, kaip čia pasakyti, kritikų, bet nebūtinai tą blogąją žodžio prasme, arba kitaip tariant švietimo ekspertų, nes kažkaip vaikam tai tikrai nenorisi užkrauti dar kažkokių papildomų dalykų, tegu jie eina su šypsena rugsėjo 1 ir vis tiek, taip jeigu bendrai ir iš toli žiūrint, vis tiek dėl jų visi stengiasi, vienaip ar kitaip. Bet grįžtant jau į tą lygmenį ir kalbant apie sprendimų priėmimus, tai blogiausia yra tai, kad nieks čia dar nesibaigia ir mes dar velkame su tais sprendimais. Pats paminėjot ir vasaros pradžios tos sprendimus, bet dar tos sprendimus tebetiria prokuratūra ir mano žiniom yra net pratęsusi terminą šitiem visiems dalykam, kad politikai to dabar irgi labai neskaluoja, tai irgi yra priežastis, nieks nenori chaose sukelti dar didesnio chaoso, nes užtenka iš esmės tik tai, pavyzdžiui, kreiptis į vyriausiąjį administracinį teismą, kad išaiškintų tos visus protokolus, sprendimus
ir procesas gali tapti nebeprognozuojamas, gali jisai kažkaip stabdytis. Dar labiau neprognozuojamas. Gali teismas, tarkim, liepti revizuoti priimtus sprendimus, bet čia norisi atkreipti į kitą momentą dėmesį, kad tai ta +10 jau kažkaip ta tema išgyventa, bet dar tų balų buvo pridėta ir stojimo procesuose. Ir stojimo procesai dar yra, iš esmės nepasibaigę, jeigu kalbam apie šią dieną, kada mes kalbam. Ir visi tie dalykai, kaip ir Paulius sako, šiaip jie nesibaigs. Dar įsivertinsim ir uždėsim reikiamus taškus ant į, kalbant jau apie tai, kas vyko šią vasarą. Bet kita vertus, ta vasara sukūrė papildomų tokių klausimų ir lūkesčių, nes ta konkurencija vėl iškrypsta, nes o kodėl buvo pridėta tiem, o ne tiem, o vis kita karta ateina, laiko egzaminus ir panašiai. Tai aš suprantu, kad kurioziškai skamba, kad dar vadovėlių nėra ir panašiai, bet visgi tai nebėra didžioji švietimo problema. Ir vis tiek, kaip bebūtų, visų švietimo sistemos erorus taiso pedagogai, mokytojai. Ir nepaisant, kaip viena ar kita valdžia čia besiformuojanti, begriūnanti, besielgtų, vis tiek viskas atsiremia į mokytoją ir jo darbą ar su vadovėliais, ar be vadovėlių, ar esant tokiai sistemai, ar kitokiai, vis tiek mokytojas yra esmė. Simona, pataisysiu ne erorus, o klaidas, nes turiu citatą apie klaidas. Pauliaus citatą. Klaidų yra daugiau nei suspės paskelbti žiniasklaidos priemonės, klaidų yra daugiau nei pripažins Nacionalinė švietimo agentūra ir švietimo ministerija. Ir vėl kalbama apie erorus ir, tarkime, klaidas. Tai paliekame bendruomenėms spręsti. Ant jūsų viskas guls, mokytojai, ar ne? Kaip Simonas leidžia suprasti, mes diskutuosime čia aukščiau, o jūs jas šalinsit. Iš dalies tiesa, kaip pastebi Simonas, mokytojai susitvarko su viskuo ir čia iš tikrųjų, tos visos liaudės frazės, kad ir šuo kariamas pripranta, čia labai tinka šitoj vietoj, bet matot, labai gerai pasakyta, vadovėlis ar mokymo priemonės metodinė medžiaga nebėra centrinė problema. Centrinė problema visada yra tas apibrėžtumas švietimo sistemoje ir tas neapibrėžtumas ir kelia daug streso, pirmiausia, būtent mokytojams, kurie turi spinduliuoti tą aiškumą klasėje ir moksleiviams. Ir būtent tos švietimo reformos, jų gausa, pasirengimo lygis joms ir šios klaidos, apie kurias mes šnekame, tai jos tiesiog pirmas skverbėsi į mokytojo sielą, galima sakyti, ir kuria tokią devastacinę būseną, kurią mokytojas po to spinduliuoja savo moksleiviams. Ir iš tikrųjų švietime tiesiog atsiranda vis daugiau tokio nesaugumo jausmo. Ir atrodo, kad tas švietimas tada tampa toks irgi neapibrėžtas ir fokusas tampa nebe disciplinos grožio atskleidimą tarsi pamokoje, bet į tą tokį nuolatinį įsisukimą, atrodo į tą reformą analizavimą ir tas baimės, kokia bus mano ateitis, ar tą ateitį aš galiu pats nulemti, nes atrodė, švietimas buvo visada apie galimybę nulemti savo ateitį pačiam savarankiškam žmogui, o dabar taip atsitinka, kad tarsi valstybė už tave gali nuspręsti, ar tu išlaikai egzaminus, kokį balą tu gausi. Tai čia yra tokia labai pavojinga zona. Mes galim čia diskutuoti, kad buvo priimtas sprendimas, žvelgiant, kaip ten buvo teigiama, į daug neišlaikiusių jų skaičių, bet iš esmės, matyt, žinutę tikrai turėtume skleisti, kad niekur gyvenime taip nevyksta. Stipriose organizacijose, tarptautinėse, aš nemanau, kad yra buvę istorijoje toks atvejis, kad valstybė už tave išlaikytų egzaminą ir už tave nuspręstų, kokį balą tu gausi. Ir tarsi tai diskredituoja visą apskritai net egzaminavimo ir švietimo sistemą, nes jeigu toje sistemoje paieškoti grožio, tai jinai turėtų diferencijuoti stiprius mokinius nuo silpnesnių ir tai tarsi suteikia tokią papildomą motyvaciją iš valstybės, kad į tuos vidutiniokus ar stipresnius mokinius valstybė ketina investuoti jų tolimesnį išsilavinimą. O dabar gavosi, kad pati valstybė sukuria sistemą už tave nuspręsti, kokį tu balą gausi, nuspręsdama, ar tu galėsi studijuoti. Tai labai įdomi ta galios pozicijos tokia kaita, nes švietime atrodo, kad viskas turėtų būti tavo rankose. Ir pastarųjų metų tos tokios tendencijos rodo, kad švietimo tos politikos lyderystės trūkumas sukūrė dabar tokią krizę, kad tikrai yra labai nesaugu. Ir pagilino turbūt tą krizę, jinai tokia permanentinė. Jeigu pats būtumėt ne biologijos, o fizikos mokytojas, norėčiau šitą paties pastebėjimą palyginti su kvantinė fizika. Švietimas yra lyg mokymas, ugdymas mokykloje yra lyg ta dalelė, kuri vienu metu ir yra, ir jos nėra. Iš esmės Šrioderio katės tas paradoksas, kad nežinai, ar katė gyva dėžė ar negyva.
Tai tu iš esmės, kai moksleivis taip ir jautiesi, tu nežinai kitais metais, ar aš gausiu 100, ar egzaminas vėl pasikeis jo užduočių sunkumas, pasikeis vertinimo sistema. Mes iš esmės, kaip ir esu daug kartų minėjęs viešai, mes padauginam blogai veikiančią sistemą, vietoj to, kad sutvarkytume anksčiau egzistavusią, kuri nors turėjo trūkumų, bet mes galėjom detalę po detalės patobulinti. Ir jeigu tu daugini iš 2 blogai veikiančią sistemą, tu gauni dvigubai daugiau blogų dalykų toje švietimo sistemoje. Aš manau, kad dar verta dėmesį atkreipti į tam tikrą fikciją, kuri buvo sukurta, iliuzija. Nes iš esmės buvo sprendžiama viena problema, taip dažnai beje švietime atsitinka, nes švietimas kaip sistema yra labai sudėtinga. Vieną dalį judini, atoveiksmis atsiras kitur ir tą švietimas tikrai labai turi kaip sistema. Ir šitoje vietoje buvo norėta gelbėti tuos, kurių tiesiog per daug, tarkim, kurie neišlaikė arba kitaip tariant praranda galimybę stoti į universitetą, bet prikurtos problemos visai kitur. Problemos prikurtos geriausiems moksleiviams, o čia mes jau atsiremiam į konstitucijos savoką, kalbant apie gerai besimokantį studentą, kuriam valstybė, kaip Paulius sako, laiduoja investicijas į jį, nemokamas studijas ir panašius dalykus. Ir būtent per valstybinius bendros egzaminus ir įvyksta ta sąveika, nes tu pirmam kurse iš esmės studentą ir vertini pagal jo valstybinius brandos egzaminus ir jų rezultatus. Ir viena vertus fikcija atsitiko tiem, kurie neva išlaikė galimybę stoti į universitetus ar aukštąsias mokyklas, bet jų vis tiek tas balas bus toks, arba kitaip tariant yra kiti laipteliai, kurie, jie taip ir nepasieks tų aukštųjų mokyklų, ta visa pačia, o visam viršui, kurie konkuruoja į geriausias specialybės, į geriausius mūsų universitetus, apie konkurenciją užsienio aš jau net nebekalbu, tie visi yra staiga sulyginti ir pakankamai dideliam rėžiai. Tai čia aš manau yra, tiesiog su šita problema mes gyvensim dar ilgai, mes prisiminsim ją tikrai dar ilgai. Bet kaip ir minėjau, kažkaip reikia atrasti visgi tą takoskyrą ir aš manau, kad nors ir sako švietimas jau pavargęs nuo reformų, bet mes jau kažką turim galvoti kokiam, 8 metų perspektyvoje, 10, jau kažkas turi vykti, nes važiuoti ant šitų bėgių tiesiog nebeįmanoma. Nedidinti klaidų vėl ar ne, tos aibės ir paties idėja yra pristatyta kaip sprendimo būdas atsisakyti valstybinių brandos egzaminų. Ką jūs apie tai būtų manote? Tam tikri reikalingi sisteminiai pokyčiai, ilgalaikė perspektyva tikrai dar ne šitam sezone, dar ne kitam. Kaip mes prie to prieisim? Aš tiesiog gal pradžiai akcentą ir po to tikrai įdomu ir Pauliaus matymas, bet mano galva mes tiesiog turim nebeapsimetinėti. Kaip bebūtų, mokytojas visada sprendžia visų reformų trūkumus ir vis tiek viskas yra ant jo pečių. Pavadintai, kad mokytojas yra prestižinė profesija, tai tam tikra prasme jinai visada buvo, yra ir bus prestižinė profesija. Bet jeigu gilinamės tolyn į šitą problematiką, tai valstybinių brandos egzaminų sistema, jeigu taip žiūrint, labai paprastai yra signalas, kad mes nepasitikim mokyklomis, nepasitikim mokytojais ir mums reikia kažkokio objektyvaus filtro, kur mes galėtumėm atvesti vaiką iš mokyklos suolo į universitetą. Nes iš esmės būdų, kaip tą padaryti, yra tikrai nebūtinai valstybinių brandos egzaminų sistemos turėjimas. Yra daugybė šalių, kur turi visai kitokias sistemas arba tik dalį egzaminų, vieną kitą turi tokį, kaip mes suprantam, kaip valstybinį brandos egzaminą. Bet čia išlenda paradoksas tame, kad mes niekaip negalim sakyti, kad mes pasitikim mokytojais, jeigu jiem neatiduodam jiem to viso proceso į rankas. Tuo labiau, kad mes kalbam apie jaunąją ir mokytojų kartą, kodėl jie nesirenka mokytojo profesijos, taip sparčiai, kaip mes norėtumėm, tai pirmiausia dėl to, kad jau tai kartai nebepatinka. Jų netraukia ta mintis, kad aš dabar ateisiu į kažkokią struktūrą, man suformuos tikslą, krūvą taisyklių, ten nacionalinė švietimo agentūra ir visa biurokratija ten naviguos, ką daryti. Mes nepritrauksim taip šitos kartos. Tikslas turi būti aiškus, uždaviniai aiškus, bet turim tiek pasitikėti mokytojų, kad jam atiduot visą lydėjimą per procesą, vedimą, rezultatą, ką dabar iš esmės daugybė mokytojų ir daro.
Taip, tai idėjai reikia labai daug tokių atraminių dalykų, tai yra kultūrinis pokytis, visuomenės pasitikėjimo pokytis, čia dalykai nevyktų greitai, bet jeigu kas mane bandys įtikinti, kad galima pataisyti šitą veikiančią sistemą, tai negalima ir daugybė klaidų elementarių nuo gramatinių iki loginių, net egzaminų užduotise, tai yra puikus įrodymas. Kai kurie politiniai faktoriai būtini išspręsti, jeigu eitume prie to tikslo, šiaip tokia graži, ideali, skamba idėja, paminėsiu, ko reikėtų nuo Simono Kairio. Taigi, siekiant atsisakyti egzaminų mokykloje, apskritai ir kartu sprendžiant ar ne visas kitas švietimo ugdymo, bendrojo ugdymo problemas. Valstybinių egzaminų sistemos. Būtina sutvarkyti mokytojų atlyginimų sistemą, sumažinti biurokratiją, parengti naują mokytojų kvalifikacijos kelimo programą, sukurti pedagoginės etikos mechanizmą ir efektyvę reguliaciją mokytojų gildyje. Tokie pamatiniai būtų dalykai. Pauliau, ką apie tai manote? Čia aš pradėsiu labai trumpai nuo istorijos, kuri dažnai lydi mus. Vienam moksleiviui tu parašai 10 iš matematikos ir jis gauna 60 balų iš egzaminų. Ir tokia tarsi krizė vidinė ir šeimoje ir visur, kodėl taip nepasisekė. Kitas moksleivis nuolat vertinamas 6 mokykloje, krizė dėl to, kad blogai vertinamas iš egzaminų 100. Tas netolygumas daug metų egzistuoja ir čia Simono labai geras pastebėjimas, kad yra pakankamai sudėtinga dabar suvienodinti tą mokymo kokybę mokyklose, tam, kad daugiau mokytojai galint. Nes mes tą paradoksą dabar ir turim, ko vertas tas 6 arba 10, kiek jis yra palyginamas tarp mokyklų, jeigu tai atiduoti mokytojo rankas. Kita šiaip problema, kurią irgi daug apmastau kasdien, tai yra ta tokia komforto arba diskomforto politika. Kas labai gąsdina mane kaip apžvalgininką švietimo iš šono stebint, kad mes labai einame tokio komforto politikos keliu kartais. Pavyzdžiui, mes dabar sužinojome apie labai prastus matematikos egzamino rezultatus. Ir mes diskutuojam, kad reikėtų atsisakyti matematikos egzamino. Ir negirdime nei vieno priemonių plano, o kaip pagerinti matematikos mokymas. Su egzamino atsisakymu aš irgi jaučiu to šiek tiek naratyvo, kad tarsi irgi neįmanoma sistemos sutvarkyti, tai atsisakykim sistemos. Man toks atrodo čia pakankamai gal kontrastinis mąstymas, toks labai gal net ir primityvus, sakyčiau. Sistemą galima sutvarkyti, jeigu tu sutvarkai sistemos tam tikras detalės. Ir čia iš tikrųjų matyti ir yra ta daugmetė problema, kad mes neįsiklausom į švietimo apžvalgininkų ekspertų dalykininkų nuomonę. Jeigu paimtume, mes tai galim labai konkrečiai išvelgti, kokios yra tos pasikartojančios egzaminų problemos. Sakykime, kad ir ta pati užduočių kūrimo sistema. Tai ją labai patobulina užduočių banko sukūrimas, kuris iš esmės yra paremtas tuo, kad mokytojai dalykininkai galėtų kurti uždavinius ir automatiškai sistema galėtų iš tų sukurtų uždavinių sugeneruoti egzaminą, pavyzdžiui. Vertinimo prasme irgi mes galėtume... Kasmet tampa mažais skandalais visi egzaminai, vis tiek būna. Bet skandalas yra tame, kad vėlgi nacionalinė švietimo agentūra dažniausiai neįgyvendina švietimo politikos, kuri tokia irgi, matot, Lietuvo švietimas toks yra, kad viena vyriausybė revoliucionuoja švietimą ir taip sužeidžia švietimą, kad kitai vyriausybei tenka gydyti. Ir švietimas toks tapo sužeistas žvėris. Per tą norą revoliucionuoti švietimą, jį pakeisti, kaip padarė praeita vyriausybė, tu gauni šiandieną tokį visiškai kominės būklės pacientą ir atrodo tą būklę bandai kažkiek stabilizuoti ir aš čia matau ir politinių lygių turbūt tokį irgi sisteminio požiūrio trūkumą ir tokio nuoseklumo trūkumą. Ir vėliai, ką mes girdime, aš čia matau didelį pavojų, kad vieni sukuria sistemą, kiti nori ją atšaukti. Tai ar galime būti tikri, kad, sakykime, ilgalaikėje perspektyvoje kominės būklės pacientą išgelbėtų toks sisteminis pokytis, kaip egzaminų to atsisakymas? Aš tiesiog klausimą dėlioju labai paprastai. Aš netikiu politiką, kurią gali po dalelytę tvarkyti, kada tu tiesiog turi krūvą įrodymų. Nuo koreliacijos nebuvimo tarp tavo darbo mokykloje pažymių, kuriuos tu gauni kasdien, ir po to valstybinių brandos egzaminų. Mano irgi, pavyzdžiui, valstybinių brandos egzaminų rezultatai buvo tikrai kai kurie žymiai geresni, nei kad, tarkim, kaip man sekėsi toj pačioj mokykloje. Kita vertus, vėlgi, viskas vis tiek, aš jau kelintą kartą pasikartosiu, grįžta į mokytojo rankas. Ir čia labiau klausimas ir tokia provokacija, tai visgi, kada mes galim kaip visuomenė susitarti ir sakyti, mes jau pasitikim mokytoju. Tam, kad jo pasitikėti,
Tai kaip ir sakau, galutiniam rezultate tu turėtum nebeturėti tokios valstybinių brandos egzaminų sistemos, tai nereiškia, kad tu neturėtum egzaminų ar neturėtum procedūros, kaip iš mokyklos suolo atvesti vaiką ir jį kažkaip išreitinguoti, kalbant apie jau aukštąjį mokslą, bet tų sistemų yra įvairiausių ir tikrai netokių kaip Lietuvoje. Bet tam, ką reikia pakeliui padaryti, aš nematau, kas galėtų prieštarauti, kad sutvarkyti atlygio struktūrą, krūvį, pagaliau išspręsta klausimą irgi klasių dydžio, ta diskusija versus mokykla iš viso gali egzistuoti ar negali egzistuoti, nes per 8 mėnesius pagrindinis švietimo ministerijos komunikuojamas darbas, čia vakar užvakar tai buvo, kaip atsirado 42 mokyklos visoje Lietuvoje, kurios turėjo, paprastai kalbant, numirti, bet mes jas išgelbėjom, nes nebetaikom to minimalaus. Čia apie tą patį kominės būklės pacientą. Jo, bet esmė kokia yra, kad mes kaip tik turim ne tą linkmę žiūrėti, yra daugybė kitų rodiklių, kurie galėtų nuspręsti, ar mokykla yra mokykla. Koks tas modelis iš principo yra mokyklas. Toliau vėlgi kvalifikacijos dalykai, ta pati savireguliacija, kur, pavyzdžiui, aš dažnai klausiu nacionalinės švietimo agentūros, kaip jūs priimat sprendimus, kai nusprendžiat, pavyzdžiui, keisti egzamino užduotį, dar kažkokią korekciją vesti. Tai sako, taip, mes ten sudėliojam komisiją, ten pakviečiam kažką ten ekspertus ir sprendžiam. Ne tokie yra savireguliacijos mechanizmai brandžioji valstybei, ne taip irgi ir pati pedagogų bendruomenė turi jaustis ir taip būti įtraukta. Ir galutinis dalykas yra, kaip ir sakau, yra jau toks kultūrinis pokytis, nes tai negali įvykti per dieną. Ta turi suprasti ir visuomenė, nes šiandien, jeigu mes sakytumėm, padarom va taip ir viskas, nepavyks. Tam reikia daugybės sprendimų pakeliui. Būtent netgi eidamas pakeliui, net jeigu nepasieksi tikslo, įgyvendytum pluoštą gražių uždavinių, ar ne, pasitikėjimas mokytojų, ar ten savireguliacijos sukūrimas. Pasitikėjimas mokytojų susijęs labai su prestižu ir gerbiamas mokytojas Paulius šių metų 1 dieną paskelbė analizę, kodėl mokytojo profesija netaps prestižinė ir ten įvardė netgi 20 priežasčių, kodėl netaps prestižinė. Ir beje sutampa su kuriais kriterijais, kurie būtini įgyvendinti, Simono Kairio minimais kriterijais, kurie būtini įgyvendinti, tarkim, siekiant tikslo atsisakyti valstybinių brandos egzaminų. Ir liko 4 mėnesiai pagal kalendorių, kad mokytojo profesija taptų prestižinė pagal tą idėją Lietuvai prieš 7 metus paskelbtą. Ar bent tą linkmę judam, kaip pačiam atrodo? Likus keliom dienom iki rugsėjo 1. Man prestižas toks yra pakankamai irgi subjektyvaus suvokimo reiškinys, aš sakyčiau, nes tas prestižas dabar tapo per daug gal orientuotas tik į darbo sąlygų akcentavimą, pavyzdžiui, atlygio sistemos akcentavimą, bet prestižas, mano nuomonė, tai yra vėlgi tavo paties galbūt indėlis į švietimo bendruomenę, kiek tu daliniesi su kitais mokytais, savo įžvalgomis, savo resursais, kiek tave pripažįsta aukštesnės institucijos, pavyzdžiui, prezidentūra, ar tave kviečia į renginius tam tikrus. Kviečia visokius asmenis teisiamus, antivakserius ir panašiai. Aš žiūrėjau prezidento inauguraciją, kai buvo. Tai bandžiau pasižiūrėti, kiek ten pedagogų pakviesta, kiek ten pakviesta tam tikrų tokių kvestionuojamų paribio asmenų, jeigu galima taip švelniai išsireikšti. Tai prestižas turi daug dedamųjų ir čia dar noriu truputį ir prisimenu minčių sugrįžti. Gal mes tada ir kalbėkime ne apie egzaminų atsisakymą, o turbūt apie egzamino reikšmės sumažinimą, ką tarsi bandė pasakyti konservatoriai praeitoj kadencijai, nukurinuokime egzaminus, bet labai keista, kai tu nukurinavimą egzaminų sistemos supranti kaip padvigubinam egzaminų, nes šiandien, pavyzdžiui, stojant į mediciną reikia išlaikyti apie 10 egzaminų. Kaip ir minėjau. Ir jeigu ugdymas tampa orientuotas tik ruošimas egzaminams, tai būtent apie ką ir kalbama, tas fokusas jis turėtų keistis. Ir čia kaip Simonas pastebi, tada gal ir kalbėkim, kad nereikia atsisakyti gal egzaminų, bet reikia pakeisti gal jų tokią reikšmę. Bet čia yra tų idėjų padaryti sudėtinio balo sistemą, įtraukti daugiau kintamųjų į tą stojamojo balo sistemą. Bet matot, demokratija irgi nėra tobula valdymo sistema valstybės, bet mes ją pasirinkam kaip racionaliausią būdą, šiuo atveju nerandamų kontrargumentų įdiegti geresnės sistemos. Taip iš esmės apie egzaminus galima labai paprastai sutraukti. Objektyvesnės sistemos dar nesam sukūrę,
Ir šiuo metu turbūt tada kiltų klausimas, ką geresnio galim pasiūlyti negu šita sistema. Dėl to aš ir dažnai sakau, kad ją reikia tiesiog tobulinti detalę po detalės, nuo vertinimo iki užduočių kūrimo sistemos. Ir Lietuva tikrai dar nėra pasirengusi atsisakyti egzaminų, bet Lietuva tikrai yra pasirengusi galbūt juos nebe taip stipriai sureikšminti. Ir čia tikrai pritariu, kad atiduodant daugiau galių mokytojo rankas, galbūt galima tą ugdymą paversti daugiau taip vėl orientuotą į vaiką, jo atskleidimą, nes taip aš sutinku, mokykla tapo egzaminų laikykla. Ir tas išskaidyto egzamino modelis jis nesumažina nei streso, nei krūvio. Ir tos darbo sąlygos, sudėtinė labai savoka turbūt yra ir politikams, bet kaip tu gali palengvinti mokytojo darbą, kai jis tai turi vien tik tai ruošti, pavyzdžiui, kas metus egzaminams. Sugalvojau ir palyginimą iš biologijos srities paties klausydamas, kai sprendi problemą švietimo ugdymo sistemoje, tai yra kaip bakterija, kuri dauginasi dalinimosi būdu. Skeli bakterija dvi problemos. Meilė Lukšienė yra sakiusi, kad iš esmės mokykla yra visuomenės ląstelė. Kokia mokykla, tokia ir visuomenė. Ir iš tikrųjų, kaip iš esmės visuomenė tarsi atspindi tą politinę sistemą, ką išrenkam, taip ir mokykla iš esmės atspindi visuomenę. Tai atėjęs į mokyklą gali suvokti, kokia yra šiuo metu mūsų visuomenė ir atsispirdamas nuo to gali, kaip sakėt, irgi pagalvoti, ar tai yra daugiau bakterijos veikimo metodas, toks patogeniškas veikimas, toks toksiškas, ar tai daugiau yra kitos gyvybės formos, kurios gal kažkokias gražesnės sąveikas indukuoja. Gerosios bakterijos. Kai, sakykime, vis tiek kalbame su rūpestėliu, ar ne, pasitikdami mokslo ir žinių šventę. Šiuo atveju, pavyzdžiui, atrodo, krepšinio sezonas bus linksmesnis šiais metais Europos čempionate, čia palyginat vėlgi, bent jau kol kas tikrai klaidos ištaisytos ankstesnių trenerių ir rinktinių, bet ne apie tai. Aš, kai mes laukiame Europos čempionato, mokslo ir žinių šventės, kiekvienais metais atsimenu vieną žmogų, kuris mirė rugsėjo 21, Leonidą Donskį. Ir atsimenu vieną jo mintį, kuri mane persekiojo jau 9 metus, nes yra iš paskutinio jo rašyto teksto Nemylima Europos Sąjunga, kurioje jisai pasakė štai ką. Profesorius Leonidas Donskis, liberalas, Simono Kairio bendražygis, nuoširdžiai gailiuosi, kad Europos Sąjunga nesikiša į švietimą ir kultūrą, palikdama jas nacionalinėms valstybėms tvarkyti ir be reikalo. Todėl ir neturime nei švietimo, nei kultūros politikos, nes aukštų standartų kratomės ir debesikratome. Kaip jums šita mintis po 9 metų tebeskamba? Neprovokuojant yra, todėl kad vėlgi, matot, švietimo sistema yra tokia labai, sakyčiau, kultūriškai unikali ir gal tą labai gerai paaiškina, pavyzdžiui, Meilės Lukšienės darbai. Jinai švietimo koncepciją buvo sukūrusi dar iki 2000-ųjų ir esminis turbūt to modelio kūrimo principas buvo būtent, ko reikia kultūriniam Lietuvos kontekste, būtent moksleivių, mokytojų ir visuomeniai mūsų. Jinai sukūrusi tą švietimo koncepciją, iš esmės pasiūlė tokį tikrai labai kultūriškai kontekste artimą, aišku modelį, kuris mums būtų tinkamas ir prieinamas, bet tuometinė valdžia nepasirašė iš esmės šito modelį ir nepriėmė jo. Yra valstybių, kurios nusikopijavo šitą modelį ir puikiai funkcionuoja šiandieną. Tai čia toksai Donskio prasme gal viena vertus ta mintis, kuo yra gera, kad gal galima tikrai švietimą apibrėžti tokiamis kaip gairėmis, kurios galėtų būti sektinos daugelį Europos šalių, bet aš vis tiek matyčiau pakankamai gal daug unikalumo švietimo sistemoje, tame, kad tu negali švietimo sistemą tarpusavėje palyginti, ką mes dažnai darom, mes kopijuojam, mes turim kopijavimo kultūrą. Einam ir sakom, Suomiai padarė taip ir taip, gal ir mes tai padarykim. Bet mums reikia sustot kopijuoti tas svetimas švietimo sistemas ir sukurti savoją. Ir tas ėjimas kopijavimo keliu yra sukūręs nemažą dalį problemų, apie kurias mes šiandieną kalbame. Mes turim sukurti savo sistemą, būtent remdamasi labai taip stipriai kontekstu, kuriame gyvename. Federalizuotai nesutvarkys, ar ne? Aš manau, kad buvęs ir mano fakulteto vadovas ir politinis bendražygis Leonidas Donskis, čia gal taip ne visam kontekste išimta ši paties tokia provokacija, nes aš manau, kad jis daug dalykų, ypač paskutiniu metu, pasakodavo apie, kad mes labai nevystom savo europietiškosios istorijos, kad Europa kaip intelekto centras, kaip
kaip tokios, laisvos minties centras. Taigi Leonidas Donskis net kiekvienam mieste matydavo unikalumą. Kiekvienoje ląstelėje siekdavo irgi žvelgti, kas čia yra gražaus ir kas iš to užauga. Tai aš nemanau, kad jis šitą tokią ES federalizmo koncepciją buvo pasitelkęs. Bet aš kitą gal parodysiu pavyzdį. Man atrodo, kur mes dažnai stringam, dėl to, kad mūsų ir viena vertus ir gerai, ir blogai, kad mes esam tokia nedidelė valstybė ir turim tik 2 lygių valdymo sistemą. Mes turim savivaldą ir turim nacionalinę politiką. Pažiūrėkime tą pačią Vokietiją, su kuria dabar turėsim labai didelį tamprų ryšį. Tai yra labiausiai decentralizuota ES valstybė. Ir tarkim, tokioje kultūros ar švietimo temoje, jeigu jūs atvažiuojat kartu ten kokią ministrų tarybą, tai ne ministras atvažiuoja vienas, bet atvažiuoja dar iš kažkurio žemės irgi ministras kultūros arba švietimo, tarkim. Ir mes kaip pametam, kai duodam tik savivaldybėms, kurios iš esmės, ūkį pratusios tvarkyti, o valstybė per daug turi problematikos, kad dar čia įsigilintų į švietimo kažkokį politikos kontekstą, ką, pavyzdžiui, dabar matom, vyriausybės net nėra, mes apie švietimą diskutuojam, kaip iš esmės įkeisti, kai nėra net adresato iš esmės su kuo diskutuoti. Tai šitoje vietoje aš manau, kad mes daug prarandam, kalbėdami ne apie kažkokias ten mistinės regionų ministerijas, bet būtent apie regioninę politiką. Ir geras pavyzdys yra, kad brandžios, didelės valstybės švietimo kaip tik turi kartu su aukštųjų mokyklų autonomija, kitais dalykais, bet švietimas yra sukoncentruotas į tą regiono lygmenį, ar tai būtų ta pati Suomija, ar tai būtų kitos vakarų šalis, ar tokia kaip Vokietija, kur tie regionai iš vis yra užaugę ant istorinių regionų. Ribos ant to yra nupieštos nuo ten Šventosios Romos imperijos laikų ir panašiai. Tai man atrodo, kalbant apie Leonidą, visada stengiasi sudominti, stengiasi ieškoti unikalių dalykų, kuriuos reikia puoselėti, o mes gal kaip tik tą pametėm, nes mokykla tapo nebe asmenybės ugdymu, ne kritinio mąstymo ugdymo vieta, ne asmenybės tobulėjimo vieta, o kaip Paulius sakė, egzaminų laikymo kažkokia institucija. Laikykla. Ačiū Jums. Jūs, nors kalbėjome apie švietimo rūpesčius, judu labai, taip sakykime, su plačiu akiračiu aptarėte reikalus ir mane nuramino, tiesą sakant. Nors žinome, kad turėsim reikalų ir šį mokslo ir žinių sezoną, bet yra šaunių žmonių, kas Seime, kas mokykloje, kurie laikys vadeles, kad ir kokios jos kitą kartą būtų infekuotos bakterijomis ar netvarios lyg kvantinėje fizikoje, savo rankose. Ačiū Jums. Ir klausytojams palinkėsiu, kurie turi vaikų, mokinių, moksleivių ar studentų, gražios mokslo ir žinių dienos, ir sėkmės Jums mokantis ir turiningo mokslo žinių sezono. Ačiū, kad pasiklausėt, ačiū, kad pabendravot. Iki laimingai.